Jei atidarysime puslapį per kairiojo meniu skiltį sandėlio plius minus, matysime, kad šio puslapio lentelėje yra viena nurašymo eilutė, kurios priežastis parduota iš objekto. Pastolių komponentų nurašymas, kaip minėta vaizdo instrukcijoje apie pardavimo formavimą, yra programos suformuojamas kartu su pardavimu iš kliento objektu. Tai yra viena iš komponentų nurašymo priežasčių, tačiau gali būti ir kitos priežastys, kai reikia atlikti nurašymą, kad sumažėtų programoje esantis komponentų kiekis. Tai gali būti pardavimas tiesiogiai iš sandėlio, komponentų sugadinimas, nusidėvėjimas, išsinuomotų komponentų grąžinimas arba laikinai įvesto komponento kiekio panaikinimas. Prekių nurašymo akto formavimas pradedamas kairiajame meniu pasirinkus skiltį prekių nurašymas. Atidarimas pastolių komponentų nurašymo formavimo puslapis. Šiame puslapyje galime nustatyti akto numerį, datą, pasirinkti nurašomų komponento kiekius ir atlikus skaičiavimą suformuoti nurašymą. Taip pat iš šio puslapio paspaudus mygtuką sandėlio plius minus galime pereiti į paėmavimo ir nurašymo operacijų sąrašo puslapį. Lauke nurašymo akto numeris programa įveda 1, jei einamąją dieną nurašymo akto nebuvo, o tuo atveju jei einamąją dieną nurašymo aktą jau suformuoti, tai numeris po didžiausio nurašymo akto tą dieną. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nelieka tuščias ir ar jame yra skaičius. Neatitikimo atveju programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lauke data. Programa įveda dabartinę datą. Šį lauką galima redaguoti, tačiau programa patikrina, ar jis nelieka tuščias ir ar jame įvedama data. Programa taip pat patikrina, ar akto numeris ir datos derinys programoje yra unikalus. Tai yra, neleidžia įrašyti antro tos pačios dienos ir numerio nurašymo akto derinio. Esant neatitikimas, programa sustabdo akto formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Lentelės, kurioje pateikiamas visų apskaitoje esančių pastolių komponentų sąrašas, stulpelėje nurašyti vienetai, reikia pasirinkti pastolių komponentų kiekius, kurie bus nurašyti. Atsidarius puslapiui, visų šio stulpelio komponentų nurašytas kiekis nustatomas į 0. Kiekiai pasirenkami iš išskleidžiamojo sąrašo, kuriame yra sveikieji skaičiai nuo 1 iki laisvo komponento kiekio nurašymo akto formavimo metu. Atspindėtų stulpelėje laisvą vienetai. Jei paspaudus mygtuką formuoti dokumentą, visų komponentų kiekius paliekama ties 0, programa sustabdo nurašymo formavimą ir rodo pranešimą su atitinkama informacija. Įvedant kiekius galima naudoti filtrą pagal komponento pavadinimą. Pavyzdžiui, atitinkamame langelyje pradedame vesti pavadinimą ir sąraše lieka tik tie komponentai, kurių pavadinime yra atitinkamas tekstas. Nurašysime 1,3 metro pastolių laikiklio 10 vienetų. Šio komponento visas kiekis šiuo metu yra 206, toks pat ir sandėlio likutis 206 vienetai. Tokiu būdu po filtravimo įvedus reikiamą komponento kiekio, tada norėdami matyti kitus komponentus, pašaliname tekstą iš filtro laukelio. Baigę įvesti kiekius vis dar galime peržiūrėti komponentų, kurių kiekiai nėra nuliniai sąrašą, paspausdami mygtuką peržiūrą. Jei pastebime, kad vis dar reikia pridėti komponentą, kurio nėra šiame sąraše, paspaudžiame mygtuką visi ir pasirenkame tą komponentą bei jo kiekį. Kiekį galima pasirinkti nedidesnį nei turimų komponentų skaičius. Visi turimų komponentai atėmus rezervuotus ir nuomojamus komponentus. Tai yra tai, kas yra stulpelėje laisva. Jeigu daugiau komponentų nereikia nurašyti, paspaudžiame mygtuką skaičiuoti. Jeigu nurašymo priežastis nėra ta, kuri pagal nutylėjimą patikime šiame langelėje, parduota iš sandėlio,
taip parenkame iš išskleidžiamojo sąrašo atitinkamą priežastį. Jei visi pasirinkti arba įvesti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudžiame mygtuką Formuoti dokumentą. Suformuojamas nurašymas. Puslapyje sandėlio plius minus pamatysime, kad šiame sąraše jau yra pagrindiniai ką tik suformuoto nurašymo duomenys. Atsidarę pastolių komponentų sąrašą per kairiajame meniu skiltį Prekės sandėlyje, matysime, kad atitinkamų komponentų kiekiai stulpeliuose iš viso vienetai ir sandėlyje vienetai atitinkamai sumažėjo. Nurašyta 1,3 metro pastolio laikiklio 10 vienetų. Šio komponentų visas kiekis prieš nurašymą buvo 206, toks pat buvo ir sandėlio likutis, o po nurašymo liko visas kiekis 196 vienetai, toks pat tapo ir sandėlio likutis. Matome, kad skirtingai nuo nurašymo pardavimo atveju, kai sumažėjo komponentų kiekis kliento objekte, o nesikeičia sandėlyje, šiuo atveju sandėlio likutis atitinkamai sumažėja.